Paskambina pasakyti, kad aš filmuoju. Tai ko jie bijo? Juk aš jų veidų nerodžiau. Aš savo veidą rodžiau. Aš jų nerodžiau. Va grįžtu atgal, va parodysiu. Aš dariau kugelį. Sirgdama su temperatūra, tai pasimatuosiu vėl temperatūrą. Va. Aš dariau kugelį, užkaičiau mėsą kepti, užkaičiau pieną. Darbuotoja nuskuta bulves. Va bulves tik jos nepajodavo per laiką, nes jis sėdėjo su vaiku, nes vaiks ant tos. Va dabar pabaigsiu kugelį daryti. Ne, nu. Bet tiesa, man sulūžo akinį, iškrita varžtas ir aš po nakties radau be varžtą. Ir man dar reikia nuvažiuoti į optiką, nežinia kaip, bet aš kitką užsiemus buvau čia ir sergu ir taip toliau su šeimos daktarė buvau kalbėjęs. Žodžiu, išsigando. Tie manęs pagazdint. Žodžiu, kaip aš čia skundžiu prokuratūrai. Prokuratūra nusprendė, kad Panevėžio aš įkelsiu dokumentus. Aš kreipiausi generalinį prokurorą dėl dokumentų klastojimo, persekiojimo vaikų teisių ir taip toliau. Generalinis prokuratoras... Vaikui traumų padaryta, nes jis dabar naktim košmarus sapnuoja ir be manęs bijo būtų, todėl aš nenorėjau išeiti, nes vaikas ką tik klikė atsibudęs, nes manęs ieškojo ir aš nežinau, ar jis dabar neklikė. Nes mes eisim pas psichiatrą, yra siuntimas. Tik prieš jum atvažiuojant aš kalbėjau su vaiko daktarė, kuri tik dabar galėjo paskambinti ir išrašė siuntimą psichiatrui vaikų. Ir aš dabar turėjau padaryti valgyti ir eiti pasimti taloną pas psichiatrą dėl viso šito, kad... Bet tu, Kristina, pamelavai, tu sakai, kad kalbėjai tu su savo šeimos gydytoja dėl savo... Aš dėl visko kalbėjau, aš turiu balso įrašus. Na, tu darai visą laiką. Taip darau, išmokė. Kai kalbu telefonu, vis laik įrašinėju su diktofonu. Būtas 4. Taip. Patys žinot, kad be įrodymų nieko negalima įrodyti. Tik daiktiniai įrodymai turi... Šitokie vaikai dabar. Ir viešumas vienintelis ginklas dabar. gmail.com. Čia yra ne jokai, yra visiška vaikui traumų padaryta, nes jis dabar naktim košmarus sapnuoja ir be manęs bijo būtų, todėl aš nenorėjau išeiti, nes vaikas ką tik klikė atsibudęs, nes manęs ieškojo ir aš nežinau, ar jis dabar neklikė. Nes mes eisim pas psichiatrą, yra siuntimas. Tik prieš jum atvažiuojant aš kalbėjau su vaiko daktarė, kuri tik dabar galėjo paskambinti ir išrašė siuntimą psichiatrui vaikų. Ir aš dabar turėjau padaryti valgyti ir eiti pasimti taloną pas psichiatrą dėl viso šito, kad... Bet tu, Kristina, pamelavai, tu sakai, kad kalbėjai tu su savo šeimos gydytoja dėl savo... Aš dėl visko kalbėjau, aš turiu balso įrašus. Na, tu darai visą laiką. Taip darau, išmokė. Kai kalbu telefonu, vis laik įrašinėju su diktofonu. Būtas 4. Taip. Patį čia striukė. Kur rudai? Tai einam. Žodžiu, jūs turit numerį mano, jeigu ką? Turėsiu. Gerai. O dokumentą reikia? Ką? 2 dienas. Tai iš pradžių pradėjęs narglys bėgti.